tiesiog eik pasivaikščiot. Tiesiog eik pasivaikščiot. Šito video žinutė yra tiesiogiai tau, nes aš žinau, kad tu prokrastineitini, tu atidėlioji savo planus, tu bandai kažkaip išsisukti iš savo tų tikslų ir viskas prasideda nuo labai paprasto dalyko - eiti pasivaikščioti. Aš negaliu apsakyti, koks aš esu dėkingas, kad aš priėmiau tokį tikslą kiekvieną dieną nueiti 10 000 žingsnių. Aš esu labai proud savim, kad aš tai galiu sakyti, nes man labai pakeitė mąstymą vaikščioti 10 000 žingsnių per dieną. Ir gali pakeisti ir tau. Ir aš noriu šiandien aptarti kokius 3 dalykus, kurie tikrai man padėjo, man, kai aš pradėjau vaikščioti daugiau. Tai pirmas dalykas, tai fizinė forma. Aš negaliu apsakyti, kaip aš džiaugiuosi, kad pradėjau daryti research, kad 10 000 į dieną yra minimumas nueiti žmogui, kuris nori pasiekti savo fizinę formą, dream physique. Nes pasirodo, kad low intensity cardio, kaip vaikščiojimas arba važinėjimas dviračiu, aišku, nereikia jums ten Tour de France važiuoti, bet tiesiog toks laisvas pasivažinėjimas irgi turi jums benefits jūsų health. Nes jeigu jūs norit building muscle, turėti raumenų masę ir būti jacked, būti didelis, o ne skinny, tai suprasit, kad high intensity cardio nėra the way. Aš visą laiką buvau toks delusional, galvojau, kad kuo daugiau bėgiosiu, kuo daugiau išprakaituosiu, tuo daugiau pasirodys raumenis, būsiu patrauklesnis, turėsiu daugiau confidence. Tačiau pasigilinus giliau, supratau, kad tai netiesa, kad vaikščiojimas yra pilnai užtenkamas dalykas buildinti muscle. Ir aš dabar tiesiog esu užsibrėžęs tikslą, kad per dieną aš turiu minimum nueiti 10 000 žingsnių per dieną. Nesvarbu, ar tai būtų ryte, bet aš dažniausiai einu pasivaikščioti vakare. Nes dabar aptarsiu ir antrą dalyką. Vaikščiojimas labai padeda apmąstyti savo mintis. Labai padeda apmąstyti, ką tu nori daryti gyvenime, ar rytoj, ar kitą savaitę, apmąstyti visiškai savo gyvenimą, apmąstyti savo pasirinkimus, labai atpalaiduoja, ką galiu pasakyti. Tie pasivaikščiojimai ramus, pavyzdžiui, prie vandens, labai atpalaiduoja. Gal iš pradžių atrodys, kad jūs save forsina tai daryti, kad jūs priverčia save tai daryti, tačiau kai tai bildini kiekvieną dieną, tai pasidaro tiesiog habitas. Tiesiog pasidaro tai, ką tu nori daryti kiekvieną dieną ir po to pamatai rezultatus. Ir tavo dopaminas taip pašoka aukštai, kad tu nori vis daugiau ir daugiau tai daryti. Tai man visiškai tas pats. Pradėjau vaikščioti kiekvieną dieną, pamačiau, kad mano fizinė forma pagerėjo, kad aš pradėjau daugiau refleksuoti su savim, pradėjau kalbėti daugiau su savim, turėti tos vidinius pokalbius, kurie man labai padeda. Kurie padeda suprasti, kas aš esu, kuo aš noriu būti ir ką aš turiu daryti, kad prieiti prie tų tikslų. Ir trečias dalykas, kas man labiausiai padėjo, kai pradėjau vaikščioti, tai man labai kūryba pagerėjo. Pagerėjo kūryba būtent piešimo ir kalbėjimo metodais. Nes aš kai vaikščiodavau vienas, aš nemeluosiu, aš atrodydavau kaip šizofrenikas, aš kalbėdavau su savim. Aš kalbėdavau su savim kaip trečių asmenių. Kad tiesiog conversationas su savim. Ką aš padariau per dieną, ką aš galėjau geriau padaryti, kaip galvoju, kaip mano draugai galvoja apie mane, arba ką mano šeimos nariai dabar daro. Tiesiog tokie random klausimai, kurie atrodo tokie banalūs, tačiau jie turi impact mano gyvenime. Tai gali būti ir pokalbis su savim, kuris pagerins ir ta komunikacija, žinokit, pažadu pagerės. Nes kalbėti su savim tas pats, kaip kalbėti su savo geriausiu draugu. Tiesiog išsikalbėti, pakalbėti apie savo jausmus ar pakalbėti, dėl ko aš pajutau tą emociją tuo metu, kas, pavyzdžiui, sukėlė man pyktį, kas sukėlė man liūdesį, kas sukėlė man džiaugsmą. Ir tiesiog rezignuojas, tiesiog pradedi kalbėti su savim ir pasijauti geriau. Tiesiog toks ramybės būsenai būni. Ir kai kalbu apie kūrybą, tai žinokit, mano kūrybiniai sugebėjimai tiesiog pagerėjo.
Ir aš noriu pasidalinti su kai kuriais, nežinau, ar matysis video, bet kūrybiniai sugebėjimai tikrai pagerėjo ir pastebėjau, kad piešyba iš tikrųjų man patinka. Gal aš niekada nemėgau to, tačiau mano kūrybiniai sugebėjimai tiesiog pagerėjo. Aš tiesiog užsimaniau daugiau piešti ir supratau, kad man iš tikrųjų patinka piešti. Ir supratau tai darydamas tiesiog vaikščiodamas. Tiesiog paprastas dalykas, eiti pasivaikščioti. Eiti pasivaikščioti, pasigražėti gamtą, apmastyti savo mintis. Tada auga mano kūrybiškumas, auga mano komunikacijos sugebėjimai. Galbūt su savimi, gal ir būnu šizofrenikas. Tačiau niekam nerūpi. Šiam pasauliu niekam nerūpi, ką tu darai. Nes visi turi savų problemų. Kiekvienas turi savų problemų, kurias nori išspręsti savo gyvenime. Ar tai turi būti short term, ar tai long term, nesvarbu. Kiekvienas turės problemų. Ir svarbiausia išspręsti savo problemą, išspręsti savo problemą. Ir viskas, ką aš galiu pasakyti, prasideda tiesiog pasivaikščioti. Tiesiog eik pasivaikščioti. Nes pamatysi ir fizinę formą tavo pagerės, jeigu tu ir valgai proteiną, viską, bet žinok, viskas prasideda nuo fizinės formos. Prasideda nuo vaikščiojimo, turiu omeny. Nuo kardio. Tau nereikia eiti pabėgioti. Aš nebūsiu tas guru, kuris tau sako, atsikelk 6 rytą, eik pabėgioti ten 5 km, ten sek savo laiką. Ne. Ką aš tau siūlau, kas man padėjo, aš esu gyvas pavyzdys, kas man padėjo, eik tiesiog pasivaikščioti. Aš tau pažadu, jeigu tu savaitę pradėsi vaikščioti po 10 000 žingsnių į dieną, vienas dalykas, tavo fizinė forma pagerės, tavo emocinė būsena pagerės. Ir trečias dalykas, tu tiesiog norėsi daugiau judėti. Tu išlipsi iš tos procrastinationimo fazės ir tu norėsi daugiau judėti, tu norėsi daugiau eiti į sporto salę, tu pamatysi, kai pamatysi, kad tavo fizinė forma pagerėjo, tavo dopaminas pakilo, tu norėsi daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir čia yra tas grožis visame. Gal ir paprastas dalykas tai pasivaikščioti, bet po to viskas atsiskleidžia. Ir mano žinutė po šito video yra tiesiog pradėk nuo mažų veiksmų. Šiandien pradėk 10 000. Kitą dieną pabandyk su muzika pasivaikščioti, kitą dieną be muzikos ir gali pavarijuoti. Tau neliepiu ten tiksliai kažką daryti, bet tiesiog tavo tikslas yra per dieną surinkti 10 000 žingsnių ir aš tau pažadu, tu nepasigailėsi. Ir jeigu manot, kad mano video yra vertas išgirsti, tai visą laiką kartoju, parašykit komentarus, kokių atsiliepimų turit, gal turit kokių klausimų, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, aš visą laiką vertinu jūsų norą žiūrėti mane ir man patinka kurti tokius video, nes aš matau engagementą, aš manau, kad žmonės man patinka manęs klausyti ir man patinka jum išsipasakot. Ir taip pat description'e paliksiu nemokamą vadovą, kuris man irgi padėjo, gal padės ir jums, ten yra kelios mintis, kurios irgi man padėjo, ten apie kaip imtis veiksmų, kad maži veiksmai irgi turi impacto, ką valgyti per dieną, užsiminti sportu, nesvarbu. Va, tokios temos irgi yra labai svarbus, kalbant apie self-improvement. Ir, manau, susitiksim kitą dieną. Sėkmės tau, eik pasivaikščioti.